Ir baigė jis staiga universitetą. Pasižiūrėjo, universitetas baigtas, kažką reikia daryti. Sako, pasiduosiu aš į darbo rinką. Na ir pradėjo vieną pokalbį, antrą. Na, kaip ir darbo pokalbis, kaip ir tvarko, tik tai kažkodėl paskui į savo petriukas69@gmail.com gaudavo laišką. Atsiprašom, bet jūsų nepasirinkom. Sako, nesąmonė, jeigu manęs nieks nesirenka, vadinasi, rinksiuos aš. O kaip galima rinktis pačiam? Vadinasi, įkursiu savo verslą. Wow, pradėjo savo verslą, sugalvojo verslo idėją, pradėjo kontaktuoti su savo verslo partneriais. Ir kažkas negerai. Pirmas susitikimas kaip ir puikus. Lyg ir užsimezga santykiai. Staiga gauna į savo petriukas69@gmail.com mailą. Atsiprašom, radom kitus verslo partnerius. Suko galva, kažkas negerai, kažkas čia negerai. Kaip ir viskas būtų tvarkoj, bet, nu, vat, nei įsidarbint normaliai neišeina, nei verslo išsukt neišeina. O jo visa komunikacija žuvims mirtėjo. Ir tas žuvies kvapas buvo iš praeities. Iš praeities tai reiškia tai, ką jisai dėjo taip atkakliai į Facebooką ir visur kur kitur. Vaikystėje, kai atėjo laikas pradėti savo verslą arba įsidarbinti, jam atsiliepė. Petriukas nusprendė, aha, jeigu taip, tai kaip atrodo rimtas verslininkas. Paieškojo internete, aha, švarkas, kaklaraištis, balti marškinukai, gražus batai. Į parduotuvę greit viskas susipirko ir pradėjo naują savo eilinį verslą. Ir vėl viskas taip pat, kažkas negerai. Petriukas pamiršo vieną dalyką, kad vaizdelis dar nėra viskas, dar yra komunikacija. Komunikacija, ką daryti Petriukui, kad tą komunikaciją sutvarkyti. Ogi tiesiog pirmiausiai suprasti, kas aš toks čia ir dabar ir kas aš norėčiau, kad būčiau, ar ne? Tai yra, kaip mane mato žmonės ir koks aš jaučiuosi, kad esu. Ne? Ir pagalvokit, daugelį iš jūsų viduje kažkur giliai gali būti, kad slypi toks Petriukas 6-9. Aha. Ir suprantate, apie ką kalbu? Facebookus, ko gero, visi turit, jo? Kas neturi Facebooką? Bet čia iš tikrųjų? Ne. Nu, būna žmonių melagių. Iš tikrųjų? Ištrynė. Turėjo, bet metė, ne? Šaunuolė, ar dar yra, mačiau, vieną ranką. Na, paplokim, vis tiek, žmogus ryžtingas, ištrynė savo Facebooką. O tie, kas turit Facebooką, gerai pagalvokit, ką ten talpinote. Kai kurie labai susirūpinusiais veidais, kai kurie su tokiam šypsenėlėm, žinot, talpinau. Geriau, jo. Kas turit tuos plokščiafonus, tai, na, galit pult dabar kažką tai daryti su tuo savo Facebooku, galit vėliau. Jūs irgi jau trinat? Jūs jau trinat, ne? Ne? Dar netrinat, bet jau kelia ranką, jau kažkas to įvyks su jos Facebooku. Taigi, ką tam Petriukui daryti? Pirmiausia, atsakyti tokius klausimus. Kur aš esu? Apsidairyti ir pagalvoti, o kur aš turėčiau būti, tam, kad būčiau tas, kas norėčiau, kad būti. Labai sudėtingai skamba, ne? Tai yra, tiesiog, mūsų aplinka įtakoja, mūsų mes aplinką įtakoja. Vat ir svarbiausias dalykas, jeigu jūs norit būti verslininkai, jūs būkite tarp verslininkų. Čia yra apie tai. Ką darau? Ir ką darau gerai, ką aš žinau ir ką geriausiai žinau. Na, jūs visi studijuojate ir arba galbūt yra baigusių.
Yra liuks. Tai vat, kas studijavot, kas dar vis studijuojat, esat tam tikros profesijos atstovai. Ir jūs savo profesiją vienoje ir kitoje dalyje, na, žinot, platus dalykas yra informatikas, o siauras yra ten kompiuterių kažkoks tai detalės kažkoks specialistas. Tai vat, kiekvienas esat tam tikros dalies specialistas, bet labai geras, ar ne? Galėtumėte tai pasakyti visą. Tam tikrą dalyką žinau tikrai gerai. Tai va, ką jūs žinot gerai? Kuo aš tikiu? Tai yra, ar aš tikiu tuo, kad aš toks esu? Tai yra, kad aš, pavyzdžiui, esu kompiuterių specialistas. Toliau, kokia mano misija? Tai reiškia, vardan ko iš viso aš viską darau? Mums gali padėti asmeninė rinkodara. Ir kas tai yra, ką mes žinom apie save ir ką žino kiti apie mus. Ir tai yra daug svarbiau. Kodėl? Todėl, kad mes galime įsivaizduoti, kad mes esam ten kažkokie balerinos, ne? Bet šiaip vaikštom, kampuoti tokie ir ten, jeigu šoksim, tai ir lūšim. Bet galime įsivaizduoti. Ir kiti apie mus visai kitus dalykus galvoja greičiausiai ir susidaro įspūdį, negu kad mes. Veikia. Ir mes gyvenam 21 amžiuje. Ką tai reiškia? Vadinasi, turim vadinamą offline ir online. Offline'as tai yra čia ir dabar, tai ką mes dabar darom. Žiūrim vieni kitiem į akis, nesinaudodami internetu. Ir tai yra offline'as. O online'as tai jeigu dabar, sakyčiau, įstraukiam visi telefonus ir per Facebooką susirašykim arba per Skype ar per dar kažką. Internetas, online'as. Ir pirmiausiai apie internetą. Jūs esat čia dėl kažkokios priežasties, o dėl kokios priežasties, tai jūs kažkas tai tokio sudomino. Dėl ko jūs čia atėjote? O kas sudomino, tai jūs greičiausiai pasigooglinote tam tikros informacijos. Kodėl svarbu tas online'as? Todėl, kad žmonės, jeigu ateina į kažkokį renginį, jie greičiausiai pasiieško daugiau informacijos apie tą renginį, apie kalbėtojus, apie temas ir taip toliau. Ir galima rasti tokių dalykų, kaip Petriuko kelionės ar panašus dalykai. Populiari tema buvo ir yra, vis dar pasigirsta spaudoje, kad prekyba žmonėmis. Ir vyksta ta prekyba. Ir žinokit, didžioji dauguma žmonių, kurie yra parduodami, arba patys netgi parsiduoda, tikrai daro ne tą, ką jūs pirmiausiai pagalvojot, kai perskaitėt, kad prekyba žmonėmis. Taip jie dirba, bet ne tą. Jeigu yra šaltkalvis, jisai dirba savo darbą. Jeigu yra teisininkas, jisai dirba savo darbą. Kalbu apie kasdieninį dalyką versle. Pasamdžiau žmogų arba buvau, pasamdytas. Ir tai yra prekyba žmonėm. Todėl, kad mes prekiaujame savimi iš principo. Baigėt universitetą, ką jūs darot? Du variantai. Arba savo verslas, arba samdomas darbas. Iš principo tokie du pagrindiniai, ne? Tai jeigu... Ir jūs jau pradedat prekiauti žmonėm. Jūs prekiaujate kompetencijom, laiku, žiniomis ir tą pridėtinę vertę, kurią tas žmogus gali padaryti. Prekyba žmonėm. Ir kai žmonės perka greitą mašiną, staigiai, užsuka, kas tai yra? Įcentrinė jėga, greitis, adrenalinas. Be viso šito tai tiesiog metalo gabalas. Elementarus metalo gabalas, taip inžinerinis stebuklas, greit važiuoja taip toliau. Žmogus perka tą kažką tokio, ką sunku net įvardinti. Tas virbuliukas, kai tu užspaudi gazą ir žinai, kad kiek spausi, tiek važiuos. Lygiai tas pats su žmonėmis. Jeigu mes atėjom į darbo pokalbį, ką mes darom? Prekiaujam. Vadinasi, parduoti irgi turim ne save, ne Petriuką ar Joniuką, o kažką tokio, kas turėtų suvirpinti darbdavio viduje tą gyslelę
Arba jeigu jūs esate darbdavys, kodėl jūs samdote kitus, būtent dėl to, kad atėjo į darbo pokalbį 10 žmonių, jūs susirinkot vieną, dėl to, kad kažkas tai suvirpino kažkuriame iš jų. Svarbu ne tik tai, ką moka kompetencijos, bet ir tas vidų jausmas. Komunikacija internete, kodėl norėčiau pasakyti, kad jeigu jūs galvojate apie darbo rinką, vadinkim, tai jums reikėtų pamiršti Facebooką. Arba jį užsirakinti, palikti tik tai draugam, kurie tikrai patvirtinti ir žinot, kas tikrai tas žmogus yra ir panašiai. Todėl, kad Facebookas yra jų, tai yra, jūsų privati erdvė, kur jūs turėtumėte, ir talpinti, kur ką valgėte, su kuo gėrėte ar kažką ten veikėte. Kasdieninis jūsų gyvenimas, kuris turi tam tikrų nuklydimų pavadinimų. O svarbesnis dalykas yra LinkedInas. Kas turit LinkedIno profilį? Super. Žinokit, būna salė, kad pakelia koks vienas žmogus, 2. Ir tai būna netgi, tiesiog jau nebe studentai, o dirbantis ir daug ką veikiantys žmonės, tas pareigas užimantis. Kodėl svarbus yra LinkedInas ir kodėl svarbu yra jį nuosekliai pildyti. Jeigu turite mėgstamiausią mokytoją, o didžioji dauguma žmonių tokį turi. Bet jeigu pasakau mokykla, mėgstamiausias mokytojas ir yra kažkoks, ne žmogus. Reikia su juo tiesiog susikontaktuoti ir paklausti. Klausyk, o tu turi LinkedIno profilį? Mokytojai dažniausiai neturi, sakys, ne. Paprašyk susiregistruoti. Dėl manęs, sakyk, gal gali? Dėl ko? Dėl to, kad tas mokytojas, kuris buvo kažkadaise, kai jūs buvot mažas, ir matė, kaip jūs augat, kokias turit, pavadinčiau, asmeninės tokias kompetencijas ir žinias ir gebėjimus, įsisavinti informaciją, patampyti mergytėm už kasų, dar kažką. Tai yra tam tikri dalykai, kas paskui anksčiau ir vėliau vis tiek žmoguje atsispindi. Mokytojo, kai jūs buvot toks ar tokia, tam tikras sakinys gali reikšti labai daug. Ir sakykime, buvusio arba esamo darbdavio irgi komentaras kažkoks apie jūs. Tai yra tam tikras nuoseklumas ir nuoseklumas jūsų veiklos, jūsų profesinės veiklos. Nuo mažiausio iki didžiausio, kiek tik galite ir kuo išsamiau.